Tai nėra finansinis patarimas, praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Būkite labai atidūs, kur investuojate savo pinigus, kada veikia rinka. Taigi, kada galite jūs užsimti būtent tradinimu. Ir Forexo rinka įsijungsiu, kad netrukdytų niekas. Forexo rinka dirba 24 valandas. Nuo sekmadienio vakaro iki penktadienio vakaro. Kada būna rytas, pirmadienio rytas kažkurioje šalyje, iki pat penktadienio vakaro. Kripto dirba 24/7 visada. Kai kurie brokeriai galbūt savaitgaliais daro maintenance, kažką tvarko programėlės, tai kai kuriom valandom gali nedirbti, bet pagrinde visą parą dirba. Stocks Lietuvos laiku dirba pirmadienį, penktadienį nuo 16:30 iki 23 valandos. Futures lygiai kaip ir Forex, tačiau reikia pasitikrinti su brokeriu, kai kurie instrumentai gali turėti šiek tiek sumažintas tradinimo valandas. Tai irgi reikėtų atkreipdėmėsi. Bet kad viskas būtų paprasčiau, mes turime website Baby Pips toolsas, Forex Market valandos ir aš dabar parodysiu, kur tai galima rasti. Būtent nueinat į šitą puslapį ir tiesiog Forex Market Hours pasirašote į Google ir tenais išmes, kiek dabar valandų, parašom 24 ir pasirenkat savo laiko juostą, tai Lietuvoje +2 šiuo metu ir pasakys, kada atidaryta rinka, kada uždaryta. Kaip girdėjote, tikriausiai, kada geriausia yra tradinti, mes matome tuo met, kai būna atidaryta Londono ir New Yorko laiko juostos, kada atidarytos Londono ir New Yorko valandos. Tai kaip matome ir čia, yra daugiausiai apyvartos tuo metu. Per tokią sesiją matome, apyvartos yra mažiau ir tuo metu yra šiek tiek mažiau galimybių rinkoje. Grįžtam į prezentaciją, tai čia galite visą laiką išsianalizuoti, kada veikia rinka. Svarbu pasakyti, kad brokeriai dažniausiai vakare, Lietuvos laiku 0 valandą, tai 12 valandą, pereina į kitą dieną. Tai tarkim, baigėsi pirmadienio diena ir prasideda antradienis. Tai marketas turi tiesiog tuo metu veikia kur kas lėčiau, galite irgi atkreipti dėmesį savo brokeryje. Tam tikrų instrumentų tradinti tuo laikotarpiu iš vis negalima. 1 valandai sustoja.